Aš jau buvau pasiruošęs tave ir ketvirtą kartą pristatyti, jeigu ką, bet viskas buvo gerai. Taigi, mėly bičiuliai, tęsiasi mūsų gražus, smagus koncertas. Nu ir scenoje vienas iš aukščiausių atlikėjų, kuris buvo, pasirodo, dar vienas irgi aukštas ir trečias. Jei matyti, šitą kolektyvą buvo atrenkami pagal ūgį. Tai mano, 4 super, hiper aukšti, 2 šiek tiek smulkesni. Tai, fantastika, apie juos būtų galima labai daug kalbėti, bet tai, ką jie atliks scenoje, bus nepakartojama ir kalbos čia tiesiog nereikalingos. Aš tik tai galiu pasakyti, kad mes scenoje matome superinius vokalistus, kurie atvyko iš Vilniaus. Jie atvyko iš Vilniaus ir už viską pasaulyje labiausiai dievina vyšnes. Gal dėl to tai ir lėmė grupės pavadinimas Vyšnia. Ponios ir ponai, visi suklusote, nes kiek daug žmonių vienu metu scenoje Rusnės festivalis šiais metais dar nebuvo matęs. Originalu, smalsu, įdomu ir intriguojančiai. Sukluso ir žiūri vertinimo komisijos nariai, ką čia jie pamatys, ką čia jie išgirs. Rusnės festivalis. Kažkas naujo, įdomaus, nematyto ir negirdėto. Viskas. Paliekame juos akistatoje su publika. Tai yra Vilniečiai. Vyšnia. Mašinų varikliai nestoja. Jau, sveiki Rusnė, labai džiaugiamės čia būdami, sveikinam Rusnės festivalį. Mes, vyrų vokalinis ansamblis, Vyšnia, tiesiai iš Vilniaus. Rusnė, kaip jaučiamės? Truputėlį paėdam. Į kairę, į dešinę, į kairę. Nebegaliu aš laukti tavęs, jūs supranti. Reikalus gali dabar tvarkyt pati. Save duot bijau, jūs supranti pati. Supranti pati. Supranti pati. Vienas žvilgsnis nuo nekęsti ir mirti nuo noro paskęsti. Kaip norėčiau nebetęsti. Tu taip vokiai vėl šūkeliais vesti. Tu vedi mane, tu vedi mane. Tu vedi mane, tu išvedi mane, tu vedi mane, tu vedi mane, tu vedi mane, vedi tu mane. Rusnė, kaip jaučiamės? Kartais ieškau aš savęs, ar mūsų pasilik trenkuosi, dar pabūsiu tie griuvėsiai, kurie liks po mūsų. Manęs jie bus jau, nerasi mūsų. Vienas žvilgsnis nuo nekęsti ir mirti nuo noro paskęsti. Kaip norėčiau nebetęsti, tu taip mokyta šūkeliais vesti. Kur tu vedi mane, kur tu vedi mane, kur tu vedi mane, kur išvedi mane, kur tu vedi mane, kur tu vedi mane, kur tu vedi mane, kur išvedi mane.
Wow. Ponios ir ponai, tai buvo mūsų svečiai iš Vilniaus. Tai buvo mūsų svečiai iš Vilniaus Vyšnia. Matėme, kad jie pasaulio futbolo čempionate palaikė Norvegijos rinktinę. Ir natūralu, bet kad jie žengia koja kojon su laiku. Tiesiog jo žiūri ir negali atsistebėti. Jie visada yra ritme ir netgi lenkia laiką. Na, o visai netrukus scenoje mes turėsime žavę vokalistę, kuri atstovauja Pamario kraštą. Tai yra mūsų Šilutės kraštas ir tai yra vokalistė, kuri atlieka sceną Justė Šerytė. Gražinu. Ačiū. Pagavai? Pagavau.